Sveiki, sveikinamės iš parduotuvės Ilgės. Šiandien jūs matote labai čia visko daug, bet tik tai todėl, kad buvo paklausimų, koks moheris buvo pridėtas prie šitų kojinių. Tai pilnai paaiškinu, kad jūs tikrai žinotumėt ir jums būtų aiškiau ir suprantamiau. Siūlas buvo paimtas artisanas, neatsimenu, ten 9014 liktai kodas, ir prie jo buvo pridėta pati ploniausia japonų fuga arba japonų moheris. Kodėl pats ploniausias? Todėl, kad 100 gramų yra 5200 metrų ir tikiuosi jums matosi čia toks visai siūliukas plonas ypatingai, kuris priduoda tą tokį lyg kašmyrinį pūką, tikrai yra lengvos, nesusinaudoja šitos moheros daug, bet labai kaip švelnios, mielos ir šiltesnės bus jaukesnės kojinytės. Tačiau nebūtinai, šitą spalvą aišku galite dėti ir kitur, bet galima, pasirinkti ir kitus moherinius siūlus prie mūsų naujai gautų Socks Rainbow siūliukų. Jūs matote visas naujas spalvas, ką mes esame gavę, ir kadangi buvo paklausimų, pabandysime pridėti kitus moherinius siūliukus ir pasižiūrėsime, kurie tinka. Siūliukas yra irgi fuga, bet yra trupučiukas storesnis negu prieš tai, kur rodžiau. Čia yra 2700 metrų 100 gramų. Šiuo atveju aš turiu 71 spalvą ir manau, šita pilka spalva tikrai tiks prie visų atspalvių, ką mes dabar turime. Tik priduos pukelį tokį trupučiuką, aišku, didesnį negu šitose kojinytėse. Tai šitas numeriukas spalvos tikrai tinka. Jeigu norite ryškesnių kojinyčių, jūs galite pridėti 113 fugą jo ir jinai pagyvins tam tikras kojinytės, vat būtent šitoms spalvoms labai tinka. Galima ir prie 5023 pridėti, galima ir prie 1678, ir prie 5010 ir taip pat 5027. Tačiau, jeigu jūs norite trupučiuką ramesnės spalvos kojinyčių, jūs galite pridėti 611 spalvytę, specialiai paėmiau mažesnę ritę, kad būtų patogiau. Man tai irgi tinka visom tom 3 spalvom, taip pat tinka ir šičia, manau, tinka ir 5037. Nemanau, kad čia netiktų ir kitom, tiktų. Taip galima pridėti ir dar kitą spalvytę, tokią, kuri tikrai irgi pridedant, pasižiūrint, tikrai jinai tiktų. Tikiuosi, man irgi pavyks numegzti ir su šita fuga kažkokias kojinytės. Šios fugos spalva yra 511. Tai tiesiog visas moheris fuga tikrai tinka ir drąsiai galite jį panaudoti. Jeigu neturite, galite įsigyti. Šičia noriu parodyti dar drėgnas skalbtas kojines, kurios megztos yra 5019 iš šito siūliuko. Šičia nėra pridėtas fuga, nes kažkaip taip toks buvo projektas, toks buvo sumanymas. Bet skalbtas su kokoso muilu, pūkas yra, aišku, jisai su fuga gaunasi minkštesnis ir švelnesnis. Čia yra merinas ir pūkas, aš manau, man žiūrint, tai tikrai matosi, jums nežinau. Tai tikiuosi išsamei paaiškinau, ką galima pridėti prie kojinių, kokį moherį, ir pasirinkimai bus paprastesni. Gero laiko renkantis siūliukus.